Labadiena tinklalaidės klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš Viktorija, o jūs klausote specialiosios retų ligų dienai skirtos laidų serijos. Ar kada teko girdėti apie žodį telemedicina? Ką tai reiškia ir kaip tai veikia? Šiandien mums padės išsiaiškinti be 5 minučių skubiosios medicinos gydytoja, koordinuojanti telemedicinos centro veiklą Kauno klinikų skubiosios medicinos klinikoje, įvairių projektų iniciatorė bei dalyvė Gailė Damulevičiūtė. Sveiki, Gailė. Labadiena, Viktorija. Taigi, Gailė, kas yra telemedicina? Tai telemedicina visų pirma, ką turbūt daugelis įsivaizduoja, tai yra nuotoliniu būdu teikiamos paslaugos pacientam. Ir tai tuo metu yra naudojamos įvairios technologijos priemonės. Tai gali būti elektroniniai laiškai, telefonas, tiesiog skambučių pagalba ar ne, video skambučiai ir panašiai. Kad būtų lengviau suprasti, telemediciną galima skirstyti į sinchroninį ir asinchroninį būdus. Sinchroninis būdas būtų tuomet, kai ar ne, realiu laiku skambina mum ir mes tuo realiu laiku kalbame su pacientu. Asinchroninis būdas būtų tuomet, kai galbūt elektroniniu laišku po kelių valandų ar gavus tyrimo atsakymus kitą dieną atsakytumėm pacientui apie jo sveikatą. Taigi, kyla natūralus klausimas, kuo tai skiriasi tada nuo konsultacijų telefonu, nes mes tikrai turime daug konsultacijų, nuotolinių konsultacijų pandemijos metu atsiradusių, tai kuogi nuo šių konsultacijų skiriasi telemedicina? Tai ką ir sakiau, net ir tos pačios konsultacijos telefonu skaitosi jau kaip telemedicinos dalis ir viena iš jų rūšių. Tačiau, kaip ir minėjau, tai gali būti labai skirtingais būdais teikiamos paslaugos. Ir net ir šeimos gydytojo teikiamos, kas prasidėjo ypač pandemijos metu, konsultacijos telefonu irgi yra ir gali būti kokybiškos. Tačiau, tarkim, jeigu pacientui ypač skubios pagalbos skyriuje įvyko trauma ir norime apžiūrėti, kaip atrodo galūnė, jau norime ar net turbūt pažiūrėti, kaip atrodo tas pacientas, kokios spalvos jo, tarkim, ta galūnė yra ir jau visai kitokius metodus tiesiog naudojame. Užsiminėte, kad gali būti taikoma skubioje medicinoje, tai gal galite papasakoti plačiau, kur tai gali būti taikoma? Žinoma, tai 22 metų pabaigoje pradėjome projektą Kauno klinikų su partneriais ir kitomis rajoninėmis ligoninėmis, įdiegėme skubioje medicinoje telemediciną, pradėjome konsultuoti pacientus rajoninėse ligoninėse, kuriems, pavyzdžiui, įvyko kažkokia problema, jie kreipėsi, pavyzdžiui, į Kėdainių priėmimą ir tuo metu skambina mums į klinikas pasitarti, galbūt rasti geresnį variantą, greičiau ištirti tą pacientą ar tiesiog pakonsultuoti, kaip geriau ir kokybiškiau gydyti tą pacientą. Projektas iš tikrųjų labai sėkmingas, kuris baigėsi rugpjūčio mėnesį ir toliau buvo įteisintos telemedicinos paslaugos, kurios jau yra finansuojamos iš PSDF lėšų ir jau oficialiai teikiame tas paslaugas net 12 rajoninių ligoninių Lietuvoje. Padėkime gal klausytojams šiek tiek įsivaizduoti, kaip tai atrodo praktikoje, ar ne? Gydytojas skambina telefonu, ar yra kažkokie tai prietaisai, kaip jisai mato, ar yra kažkokia kamera, gal galite detaliau papasakoti? Taip, tai visų pirma, aišku, vienokia sistema yra, kurią mes naudojame skubioje medicinoje. Faktas, jog yra šiuo metu ir skirtingų programėlių, platformų, kaip galima tą daryti. Ką mes būtent darome, tai gydytojai tuo metu esantis rajoninėse ligoninėse telefonu mums paskambina, informuoja, kad yra toks pacientas. Galbūt net jeigu turime kažkiek laiko, mes spėjame susipažindinti su medicinė dokumentacija, kas jau yra įvykę, galbūt padaryti kažkokie tyrimai tam pacientui. Ir tuomet turime tokias telemedicininės stoteles, per kurias prisijungę matome pacientą. Tai be abejo galime susirinkti anamnezę, apsižiūrėti, kaip jis atrodo. Tos stotelės turi gan neblogas galimybės apžiūrai. Jo galime gerai prisiartinti, pavyzdžiui, matyti akį, net jos ten paraudimą. Prie to jungiasi įvairūs davikliai, kaip galime ultragarsą realiu laiku matyti, pavyzdžiui, apžiūrėti gerklę, ausį. Šiuo metu yra net įdiegta plaučiaus skultavimo kaip sistema, jog tiesiog kitoje ligoninėje esantis gydytojas gali priliesti stetoskopą prie plaučių ir mes, būdami kitoje ligoninėje, tarkim, už 100 km galime girdėti tuo metu, kokie garsai yra plaučiuose.
Tikrai skamba stebuklingai ir kaip ir sakėte, turbūt skubioji pagalboje tai plačiai naudojate ir jums tai sekasi. Bet ar tai taikoma tik skubioji medicinoje ir yra planų kažkur ir kitose sritise tai pritaikyti? Taip, tai iki šiol Lietuvoje, kiek žinau, dermatologija buvo naudojama, buvo sudarytas toksai kaip žalesis koridorius, jog būdavo su dermatoskopu nufotografuojami įvairūs dariniai ir siunčiami dermatologam įvertinti, taip stengiantis sutrumpinti patekimą pas gydytoją ir greičiau gauti, pavyzdžiui, melanomos diagnozę. Taip pat be abejo, ką visi dauguma turbūt patyrėme, ar ne, COVID-19 pandemijos metu, jog šeimos gydytojai nuotoliu pradėjo konsultuoti. Taip pat nenaujiena turbūt, kad radiologai konsultuoja ar ne, įvertina tyrimus nuotoliu. Tai, pavyzdžiui, pacientai patekę į Druskininkų ligoninę, kuriem atliekamos rentgenogramos, tuo metu galbūt dirbantis Santaros klinikose ar Kauno klinikose vertina tų pacientų vaizdus. Taigi jau, kaip sakant, skiriasi keletą telemedicina ir, kiek žinau, ir privačios įstaigos pradeda vis skirtingus būdus jai teikti. Na, o pasaulyje tai dar iš tikrųjų plačiau ir gausiau ji naudojama. Iš pavyzdžių galėčiau teikti, pavyzdžiui, psichoterapiją, jog pacientam, kurie yra nutolę, tarkim, nuo didmiesčių, kur nėra tam specialisto, tai tiesiog gali atvykti į kabinetą ir gauti tą konsultaciją. Taip pat yra telestroke, tai būtent insultui naudojama, kaip tiesiog greičiau pacientai gautų tą pagalbą, kardiologijoje ir įvairios iš tikrųjų kitose srityse. Begalės yra galimybių šiai sričiai plėtoti. Tikrai labai įdomu ir šitas podcastas yra mūsų apie retas ligas, retoms ligoms skirtas. Tai įdomu, ar šią technologiją galima pritaikyti būtent retomis ligomis sergantiems pacientams. Galvojant apie retas ligas, turbūt daugelis net susimąstę, kas yra tas reta, turbūt suprantam, kad nėra taip paprasta visų pirma gauti tą diagnozę, atrasti, kokia ta problema, kokia ta diagnozė yra iš tikrųjų, kaip ją ištirti ir turbūt suprantam, kad ne vieno gydytojo slenkstį reikia pacientui numinti, kad gauti ar ne atsakymus į tos klausimus. Tai tiesiog aš turbūt net kaip įsivaizduoju, kaip galėtų būti ir ateityje, kaip galėtumėm tobulėti, kaip šitiem pacientam padėti, jog net galėtų vykti tokie kaip virtualūs konsiliumai, ar ne? Galėtų, pavyzdžiui, šeimos gydytojas, tarkim, genetikų ir pulmonologų susijungti viename skambutyje kartu, žinoma, su pacientu ir rasti geriausiai ir greičiausiai iš tikrųjų ištyrimo ir gydymo taktiką tai pacientui. Kadangi šiuo metu, ką stebime, jog pacientas eina iš vieno specialisto, tada 2 savaitės ar mėnesį laukia kito specialisto ir iš tikrųjų kitos diagnozės nustatymo yra gan ilgokas laiko tarpas. Tai taip galime padėti tiek pacientui greičiau atsakymus rasti, tiek specialistai greičiau iš tikrųjų irgi turbūt, kaip sakant, angliškai tą keisą išspręstų. Tai atrodo, į mano sekantį klausimą iš dalies atsakėt, bet gal dar pakonkretizuosit, kodėl yra tai svarbu ir naudinga. Gal galit tokius angliškai pointus sudėti? Žinoma, tai pirmiausia, tai turbūt ir ką jau kažkiek užsimeniau, tai yra laikas, nes pacientui, žiūrint iš paciento perspektyvos, užtrunka nuvykti iki gydytojo kabineto, ar ne? Vienas yra, jeigu tu gyveni ar ne tame mieste, kur yra tas specialistas. Kita, jeigu tau reikia iš kito Lietuvos galo vykti, tarkim, į Kauną ar Vilnių. Toliau, aišku, kamščiuose būti. Ir šie momentai. Kitas tai yra resursų klausimas. Netgi nuvykti pas gydytoją, kai kurie žmonės ar neturi vaikus, turi slaugomus ar ne asmenis, kuriuos turi rasti, kam perduoti, parūpinti, galbūt aukliai sumokėti už tą vizitą, kol jisai nuvyks, galbūt turi išeiti iš darbo ar pasimti laisvą dieną, nes dažniausiai ryte pas gydytojus vyksta konsultacijos. Tai turbūt esminiai dalykai tokie, tai būtų laikas ir resursai. Ką galbūt dar pridurčiau, ką jau iš savo patirties pastebėjome resursų klausimų ir laiko,
jog skubioje medicinoje, kai atsirado konsultacijos nuotolinės, gerokai sumažėjo pacientų pervežimų, beveik 40% fiksavome. Tai reiškia, jog greitosios yra mažiau apkrautos, jom nereikia pirmin ar atgal parvežti pacientų iš tų ligoninių, tai galima įsivaizduoti, jog ar ne priėmimo skyriuje sutrumpėja kokiom 8-9 valandom paciento buvimas tarp skirtingų įstaigų. Na ir greitosios į vieną ligoninį iškvietimas ir atgal parvežimas, įsivaizduokim, kiek kainuoja personalo, kuro ir taip toliau darbas. Tai tikrai įspūdingi skaičiai, įspūdingi rodmenys, bet šitą technologiją vis tik reikia naudotis, ar ne? Reikia naudotis specialistams. Tai ką turi žinoti gydytojai, kurie šią naujovę būtent naudojasi ar naudosis ateityje? Taip, tai visų pirmiausia, kaip specialistui reikia įsivertinti, kokias būklės ar ne kokias ligas galima konsultuoti nuotoliniu būdu. Nes faktas, jog jeigu reikės daryti intervenciją kažkokią ar ne, pačiupinėti, kaip sakant, ar ne, ar kažkokius judesius atlikti, kurių nuotoliu žiūrint negalės įvertinti, tai žinoma, jog tuo metu jau telemedicina nelabai padės tuo atveju. Bet galbūt net ir kitų veiksmų, turint pirminį vizitą, planuojant kažkokias procedūras, galima tas pirmasias konsultacijas daryti nuotoliniu būdu. Tai vienas ar ne, įvertinti kokią tą patologiją ir ką norėsiu daryti su to pacientu ir tada turbūt spręsti, jog galima ar negalima tai daryti nuotoliu. Na, o kitas momentas, ką aš turbūt stengiuosi nešti žinutę šiuo metu, tai iš tikrųjų nebijoti naujų technologijų. Nes dabar tiesiog ar ne yra įprasta, kaip gydytojas atrodo, ką jisai daro, prideda stetoskopą, paklauso, kaip ta konsultacija turi atrodyti. Ir tiesiog yra baisu išeiti iš savo komforto zonos. Tai linkėčiau nebijoti. Tai tikrai atrodo daug naudingos informacijos galima gauti tiek specialistams prisijungus, tiek specialistam konsultuojantiem ir tikrai atrodo daug išvardinot naudos ir retomis ligomis sergantiems pacientams, kad gali daug susitaupyti laiko, gali daug konsiliumų vykti. Tai labai įdomu, ar turit kokių tai pavyzdžių, kaip telemedicina buvo pritaikyta būtent retų ligų atveju, gal kokių sėkmės istorijų? Gal, kaip sakant, kas įeina į retų ligų apibrėžimą, nepasakyčiau tokios diagnozės, kuriai būtent pritaikėm ir būtent skubioj medicinoje, nes tikrai tai yra gan reta, bet yra tokių retesnių ligų, ne pagal tą procentą, kaip sakant, bet kur tiesiog rajoninėse ligoninėse nėra tų, pavyzdžiui, specialistų ar net nėra susidūrę pirmas sykį su ta liga ir jau vien jie konsultuojantis, tarkim, su Kauno klinikomis ar Santoromis ar su Lazdynų ligoninė, jie gauna specialisto konsultaciją, kurio šiaip negautų savo rajoniniai ligoninė. Tai yra tiesiog tekę sutrumpinti paciento laiką ir tą kelią, jog mes tiesiai, pavyzdžiui, su hematologijos skyriumi suderiname pacientus, jog jie galėtų tiesiai atsigulti, ten turėtų jau vietą ir būtų toliau jau planuojamas ištyrimo kelias, negu jog mintų dar kelių ligoninių ir keliomis dienomis ribas ir slengstį. Tai tikrai labai džiaugiamės šią iniciatyvą, turbūt ne vienas sutiktų su manim ir labai norime padėkoti gydytojai Gailei, kad sutiko pasidalinti naujienomis, o klausytojams norime priminti, kad vasario 28-29 dienomis vyks konferencija retų ligų dienai paminėti. Tai buvo ne paskutinė mūsų tinklalaidė, tad iki susiklausimo kitoje laidoje.